Sveiki, bičiuliai. Dažnai užduodamas klausimas, ar verta nusipirkus naują automobilį atstovybėje, po, sakykime, 2, 3, 4 ar 5 metų tą automobilį parduoti atgal į atstovybę. Atsakymas bus, bičiuliai, nuoširdus. Galite paklausti realiai bet ko, kas užsiema automobiliais ir jums pasakys lygiai tą patį. Jeigu nusiperkate automobilį, kaip pavyzdys, naują, po kurio laiko sugalvojate jį parduoti atstovybėje, už tą automobilį jums bus pasiūlyta 3-4 tūkstančiais mažiau negu rinkos vertė. Kodėl? Todėl, kad automatiškai atstovybė tuos 3-4 tūkstančius užsidės ir parduos, kaip sakant, kaip savo. Tokiu atveju, sakyčiau taip, geriausias būtų dalykas tai kreiptis į mus, mes tą automobilį jums parduosime rinkos kainos vertę. Tai reiškia, jeigu, kaip pavyzdys, turite CHR, kurį pirkote ten, nežinau, 22 metais, jam dabar yra 3 metai, turi kokį 70 000 km ridą, jums atstovybė pasiūlys, sakykime, ta pati Toyotos atstovybė, pasiūlys apie 20 000. Už tą automobilį mes jums gausime 23-24 tūkstančius, nes tai būtų rinkos vertė. Taip kad, nežinau, jums galvoti, kaip sakant, jums spręsti. Ar 3-4 tūkstančiai mėtosi ant žemės, arba, kaip mėgstu sakyti, auga ant obels? Tikrai ne. Ir aš manau, kad 3-4 tūkstančiai yra vis dėlto nemaži pinigai. Kai kam netgi labai dideli. Taip kad jeigu turite parduoti automobilį, kurį pirkote atstovybėje, kreipkitės į mus. Važiuojam autobrokeris Facebook'e arba Instagram'e, arba nurodytų telefono numerį, kurį paliksiu savo virš galvos, ir susitarsime viską dėl pardavimo. Susitiksim, apžiūrėsim jūsų automobilį, įvertinsim jo būklę, įvertinsim, kiek galima už jį gauti pagal rinkos vertę, parduosime tą automobilį už jūs, jums neišeinant iš namų, sklandžiai, patikimai, be jokių rūpesčių. Pinigėlius gausite tą pačią dieną į savo sąskaitą ir, kaip sakant, laimingai gyvensite toliau, nusipirksite kažkokį tai kitą automobilį dasidėję, kaip pavyzdys vėl naują, ir viskas bus gerai. Taip kad laukime jūsų žinučių, laukime jūsų skambučių ir viską susitarsime. Į darbus grįžtam nuo rytojaus, yra pirmadienio. Ačiū visiems ir gražaus likusio savaitgalio.